dušelį prie kojos, dušelį prie kojos, net ranka pliaukščiu, o iššokinėj ir spardosi, bėgioja, aplinkloja ir taškosi, bet šiaip jis mielas, blogas nebūna, o kai dušą paleidžiu, nesureguliavęs vandenio, oi, šalta, oi, karšta, labai nesmagu, pasikviečiu tada jį ir baru, negražu dušelį, bet parėjęs namo vis tiek kaulą duodu. Šitie buvo gabalai iš Islamo pasaulio, kurie yra knygoje, kur va padovanojo irgi šitam barai. Jau kas norėsit knygos, sakykit man, dar turiu jų. Paskendo rūke sunkės sūris, kaip žemaitės karas sugiedojo, nieks nesuprato, lietuvis pasakė undergroundininkas, under grūdų, under matvajų, under ribūt, under pizdų, under valy, under down, under šak, under mat, under kiri, under kiri, under kiri. Kiras toks paukštis, jis skrenda su keltu, kai keliesi į Nidą, tupi ant rankos. Kiras toks paukštis, jis yra įkyrus prie dyzelio, prie motoro, įkyrus turbo dyzelis. Kiras toks paukštis, pravardžiuodamas žuvėdrą nereikia, nepyksta jis ant savų, tik kartais iš susijaudinimo apšika petį, kuris nusmauktas liūdija kiras, kad meilė tokia trapi kaip servetėlė, drėgna kaip ir turi būti, iš drėgnumo netrėkia. Nes kiras yra toks paukštis, yra ir visi žino, koks įkyrus yra kiras. Kas yra su mano galva? Laikau ją ant savo kelių ir glostau, plaukai riebaluojasi, teka per pirštus. Mes persiritome per kalną, per lapus šiugždančius rėžėmės, aplinkos garsas užgožė mūsų akmenį. Ten palei obelis buvo tamsu, tavo krūtis ir rūkas. Ir kodėl tai baisu? Jas paliesti, ten palei obelis buvo tamsu, jas paliesti obelis. Gal reikia dainelis kokios, ar ne? Nemoki nei čiaudėti, nei pūtės čiulbėti nemoki. Tai toksai.